Sveiki visi. Namelių statyba prasideda. Kertam ledą, norim dasikirsti iki pačios žemės, pačios žolės. Dėsim blokus ant žemės, o ne ant ledų, dėl to ir kertamės. Ir ant blokų bus pats namelis. Tai sunkiausias darbas dabar dasikirsti iki ledo. Aišku, vakar čia druska visur apibėrėm, įsimatavę 16 ant 16 pėdų, kur maždaug turi būti blokai, tai dėl to kertam truputį plačiau, kad blokus galėtume truputį į vieną pusę ar į kitą pastumdyti. Bet laukia šilta, karšta tiesiog, visur atlydys, visas karvių laukas tiesiog patvinęs. Tai rulis šeriam visiškai kitoj vietoj, nes visur realiai vanduo, visi grioviai pilni vandens. Aišku, naktį buvo -4, -3, tai ir užšalę, bet vis tiek rulių neina vyniot, slysta tiesiog ir viskas. Ir ant šlapios žemės ne kažką rulis, kad mirktų ir karvės valgytų tą šlapę šieną. Greičiausiai net ir nelabai valgytų, nes dienos metu visas ledas nutirpsta. Tai jo, tokia situacija. Mėnesį į priekį praneša pliusą, tai liko keletą 3 savaitės, galima sakyti grubiai, 4-3 savaitės, mėnesis. Tai greičiausiai paliksiu fermą visiškam pliuse ir kai sniego visai maža bus jau, tai žinoma, kai sakoma, šiluma kaulų nelaužo. Tad džiaugimės oro. Aišku, kai pliusas, tai visą laiką vėjukas toks lengvas yra, toks bryziukas, žinai. Tai bet nieko blogo. Sunkiausia tai va, ištaškyti ledą. Nieko, 3 skylės turim. Liko 1, 2, 3, 4, 5, 6 skylės, nes iš jūsų 9 blokai bus. 3 vienam kampe, 3 ant 3 ir 2 pašonė ir dar 2 per vidurį. Per 16 pėdų, 8 pėdos. Tai jo, 16, 8, 16, 8, 16, 8, 16, 8 ir vienas blokas vidury. Tai nieko, tuoj baigsim. Čia šitie kampe tai beveik viskas jau nutirpė, tai čia visiškai žolė, tai sunkiausias darbas beveik jau padarytas. I was raised running moonshine, never got caught, never did time, 'cause the law couldn't catch me in a straight line. All roads, no maps, like the back of my hand, so catch me if you can. I got power in my hands, so catch me if you can. I was born on a 2-lane, sitting sideways in a Mustang. Put me in the dirt or on the highway if you're coming my way.
15 feet and then cut it at 60. Yeah, oh my Lord, watch me sway. Darkness falls and we all pray, hoping for the light of day. Down to the river, I have held the devil's hand. Iškilo šiokio tokio nesklandumai, tai kaip matėt, o gal ir nematėt, kažkaip Kauris nupirko netokios išmėros vatos, tai toks, žodžiu, apie 6 inčus tarpas. Tai kažkaip Kauris nepamatavo, žodžiu, nepažiūrėjau gal į krepšio matmenis, taip ir gausi, tai tiesiog vieną lėriuką nuplėšiam, sugrūdžiam taip gražiai, nes visus metus čia tikrai niekas negyvens, tiesiog toks banghausas bus. Tai nėra ko rūpinti, žodžiu, viskas gerai čia bus. Bandom statyti namą kiek galima pigiau, tai tas ir gaunasi. Down to the river. Oh, bury me, carry me, oh, far beneath. Oh, fire and water me, going down deep. Say, oh, bury me, carry me, oh, far beneath. Oh, fire and water me, washing me clean, kerosene creek. Ką, šiandienos darbas padarytas, padas pastatytas, apšiltintas, po porą varžtų įvyniojam į kampus, dar biškį palaida, bet rytoj sukalsim visur vinis, kur jungiamieji taškai. Tai nenorėjom naudot varžtų, nes turim pilną tų mažų vinukų, kurie lengvai įsikala ir žiauriai gerai laiko, nes jie turi tokį sriegį dar viduje, leiskit parodysiu. Atsargiai neįkriskit į balą. Štai tokie vinukai, kuriuos kaliam į plywoodą. Tai matot, toks sriegis yra ir super laiko. Turim pilną. Viskas lygu, keturkampas, 16x16 pėdų, kaip sakiau. Dar turim įgręžti rytoj vinis, varžtus iš apačios. Bet čia truputį per ilgi, tai reiks važiuoti į kaimą, nusipirkti trumpesnių, arba gal dezas turi. Ką, padas pastatytas, kaip sakau, varam šert karvyčių ir laukiam rytojaus. Čiau. Like question marks, our glasses in the air were a toast to the stars. Now if it's true, if you just have better things to do, then you could let me know. Antra diena, kaip statom namelį, ir šiandien turime Milwaukee Nailguną, vinių šautuvą, bet sultys baigėsi, džiūsas, žodžiu, baterija. Tai nuėjom vieną kumą kraut, kitą bandysim atsinešt. Kauris taba išėjo, tai nes šauna, bet, žodžiu, nepilnai. Dar koks comas pusė inčų yra likę, tai supaundinam su plaktuku. Bet šiaip niekad nebuvau naudojęs vinių šautuvo, toks Marksman amerikietiškas dalykas. Nežinau, ar Lietuvoje daug kas naudoja, bet kiek Lietuvoje matys, tai visi varžtus naudoja ir panašiai. Tai įdomus, bus įdomu pabandyti. Dabar čia ką prišaudėm, tai Kauris šaudė. Tai statom vieną sieną, parsiguldėm man visų parketų, kad būtų viskas tiesiai lygu. Tai jo, sienos bus 8 pėdų ilgio. Tai dar su balkiu, dar kitu balkiu, tai 8 ir kiek čia gali būti?
2/7, kaip ten yra. Žodžiu, nežinau tiksliai. Bet statom sieną, greitai sušaudom, Kaurius va pareina su baterija ir sušaudysim sieną, atversim ir siena yra. Fun. It's radio silence where there should be noise. Flipping through the channels to find your voice. I call out your name, but it echoes down the hall. Bounces off the window and sinks into the walls. Yeah, he was. Get out, dogs. Step one, grab that axe. Yeah. Bees, but with 2x6. Put your favorite coat on and put the phone where I can hear a few 100 miles away. I'm wishing I was right there tonight. I'm getting lost inside the white lines. I'm reading salvation on highway signs. You and I, it's been quite some time. Not gonna make it home tonight, but I'll be there for you. A good time song that you can listen to. A picture to make you smile and forget to cry every time that you try to. I'm gonna be there for you, even when I'm not there for you. We were dancing underneath the kitchen light and falling asleep in the living room every night. You and I, it's been quite some time. It's been so long since I held you tight, but I'll be there for you. A box of notes and all those letters I wrote to you. Goodbye kiss. Sveiki bičiuliai iš trečios namo statymo dienos. Šiandieną esam jau pastatę antro aukšto
grindis. Antras aukštas nebus, toks kaip kotedžo aukštas. Iškart bus šita knee wall sienelė ant šonų ir nuo to sienelės eis jau stogas. Tai nebus pilno antro aukšto, bus antras aukštas tik, galima sakyti, tiek miegamajam, tiek meilė daryti, žodžio, antras aukštas. Jo, viskas super einasi, viskas gan greitai, 3 diena, o beveik namelio karkasas visas baigtas. Tai šiandien gal nedabaigsim stogų, nes turėjom šiokių tokių problemų, reikėjo važiuoti į miestą, nes benzas pasibaigė. Benzą paskutinį atidavėm Benzas pasibaigė prieš kelias dienas, nes turėjom atiduoti dezui. Tai kai mums šiandien reikėjo, žodžiu, pritrūkų. Tai jo gavosi, tai truputį darbai biškį pasislinko į priekį. Bet pirmą knee wall sienelę, knee, kaip lietuviškai knee wall, kelio sieną. Kelio sienelę turim. Šitas reiks išsigręžti, pasistatys sienelį taip, vienai pusėj, kitai pusėj ir nuo jų po to balkiai jau link stogo virš. Tai statom antrą. Ai, beje, su šito vinių šautuvu jaučiuosi kaip tas, nežinau ar žinau tą youtuberį, bet man jau dažnai šortus meta, kai jis su 3 ar 4 broliais, jis savo YouTube kanalą irgi turi, stato irgi tokius karkasinius namus, bet daug didesnius ir visą laiką turi rankų tremorą, visas dreba ten tiesiog ir šaudus tuo nail gunu, jis iššauna į koją tam pastoviai, nežinau, atrodo kad ir ant bairių, nes tikrai atrodo ten profai bičiukai, bet žodžiai juokingi, tai jeigu žinot, tai parašykit komentaruose, galbūt įdėsiu kokią ištrauką iš jų. So you see this problem right here? Like a big gap, just quick, grab yourself one of these real quick, real fast, put it nice together right there, grab yourself a nail gun, pop it like it, and then you get shot of all things. What? Man, that's a long nail. Stupid thing. Dvidešimties pėdų bymai uždėti, 2 pėdos yra įsikišusios už namo, dėl to, kad platesnis stogas bus. Stogas eis šitaip ir šitaip, dėl to vienai pusė daugiau šiferio bus, kaip sakant, ir kitai pusė. Nu, kaip standartiškai, kaip visi namai, žodžiu, būna. Atsiprašau, už vėją esame antrame aukšte, tad vėjas tikrai gan didelis. Pučia.
ain't enough. That summer feeling love. Oh, me and my friends dancing till we drop, and the good times don't stop. Been living like a sitcom, one without a guide or a cue. No lessons from the crew, no laugh track so people know what to do. And I am in no mind the majority of the time to be piloting the ride with an arrow in its side. Penktą dieną statymų generatorius neveikia. Tai ką, sveiki, mėly žiūrovai, iš 5 namelio statymo dienos. Esame pabaigę rafterius, stogą, uždėję plywood, ne OSB plaukstį, bet čia kažkokia tiesiog mediena, nežinau kaip lietuviškai pasakyti. Šiandien lengva diena, tvirtinam visus šonus, visus tarpus, tai kad nejudėtų į tą pusę, iš šitos pusės irgi dėsim, bet kaip matėte, generatorius neveikia, neproducina elektros, tai dėsim ir iš šitų šonų, nuimsim tada šitas lentas. Ir jo, hebra, šitos dienos galim neskaičiuoti, nes viskas gan greit vyksta. Čia tokia kaip ir, kaip čia pasakyti, nerimta diena, žodžiu, šiandien. Toks čilas, atsipūtimas, va, šonus tvirtinam. Žodžiu, čia turime langą, čia turime duris, čia vienas langas bus antram aukšte toj pusiai. Ir jo, 3 langai, vienas durys. Ko daugiau reikia, antram aukšte lova, meilį daryti. Tai va, žiauriai fainai. Pasiskaičiavau, čia Lietuvoje galima irgi tokį laisvai iššauti iki 4 štikelių. Neskaitant darbo, nes pats daryčiau, žinai. Tai viskas gan paprasta, daug patirties gavau, kaip viską daryti, kaip su Kauriu kartu dirbom. Dar viena bėda, kad neturim antram aukštai įsipjovę dar keletą lentų, nes užlūžo pjūklas. Kažkas ten su oro paėmimu, žodžiu, su kažkokia šlangute. Tai bandysim kokią dieną išsiardyti, bet dabar nekreipim dėmesio. Bus sutvarkyta vėliau. Čia bus laiptai, bet dėl laiptų tai nemanau, kad spėsit pamatyti, nes iki išvažiavimo man liko tik 3 savaitės, nepilnai 3 savaitės. Ir palieku rančą, keliauju atgal į Lietuvą, tai greičiausiai laiptų ir nepamatysim, bet kaip namelis atrodys iš lauko, bus pilnai paruošta, žodžiu, 4 dienos, duokit man 4 dienas su Kauriu ir bus viskas padaryta. Tai va, toks review'as, namelis gražiai atrodo, stabiliai viskas yra ir viskas yra super. Šitas, tai generatorius užlūžo, matyt, Kauris trankiai. Ir naudosim skilsą, akumuliatorinį. Aišku, reikia tiesiai, žinai, laikyti, kad nenukreivotų, nes po to gali būti gaidys. Bet nieko tokio, yra žiauriai graži diena. Jokio vėjelio, žiauriai smagu. Nes pastarąsias 2 dienas buvo toks, truputį toks vėjukas, tai jo. Šiandien žiauriai gera diena.
ir kimam į darbas vėl. My name out of your paper, Jane. I've seen something that forever changed the game. Forgive me, love, for the blame I sent to thee. All the fingers I pointed that really pointed back at me. Fighting, this unsettling stir, I see it now, I surrender. Let the dust settle, let go of the pedal, there's too much here. Let these flowers turn to rivers, let these instincts steer. Let the dust settle, let the stormy weather ride out disappear. When the sunlight shines, let it all come clear. Ką, viena pusė pilnai baigta, kita pusė dar ne, reikės čia lentą uždėti ir dar vieną balkį įdėti. Langai visi įdėti, durys įdėtos, sureguliuotos. Ir po pietų greičiausiai pradėsim dėti plėvę iš laukų pusės. Kažkokią statybinę, nežinau kaip tiksliai vadinasi ten jie, bet su staple gunu, su kabiam, žodžiu, šaudysim, jeigu turim kabių. Kabių turim, bet šautuvų berods neturim, tai galbūt su mažais vienukais varysim. Tai 5 diena, sakykim, darbo, namelis beveik pabaigtas. Galvom, kad vakar sidingą pradėsim, bet turėjom šiukų tokių problemų. Vakar buvo čia kopėčios padėtos šitos metalinės ir Kauris neatkreipė dėmesio, lipo ir žodžiu nusivertė iš būtent čia į pirmą aukštą. Tai viskas žodžiu laimingai, keletą nubrozinimų, visa šikna sakė mėlyna, rankas skauda visa irgi mėlyna, nubrozinta, bet judėt gali niekas nėra sulūžę, jo sveiki kaulai, tai laimiai, o nelaimiai, kad buvo kamera išjungta ir žodžiu nenufilmavau kaip krito, aišku, ir nežinia ar būtų kamera į tą pusę atsukta. Tai žodžiu, jo buvo vakar įvykis, kur žiauriai išsigandau, šiaip visą laiką lipam šitom kopėčiom, nes čia bus laiptai, tai žodžiu, pratinamės jau lipt laiptais, bet sakau, buvo čia kopėčius padėtus ir tiesiog neatkreipė dėmesio, gal greičiausiai norėjo greičiau nulipti už mane ir žodžiu girdžiu babam, babam, ant žemės guli, tai žodžiu viskas okei. Jokių rimtų sužalojimų nėra, einam pietauti ir varysim dirbti toliau. Taigi pavalgėm pietus, grįžom prie objekto ir dabar pjaunam 6x6 beamų stogo. Skaityk 45 laipsnių kampu, lygiai su plywoodu ir po to uždėsim per visą ilgį 2x6 lentą, kad gražiai atrodytų ir nebūtų įsikišę galai, žodžiu, ir viskas gražiai atrodys. Broke her neck, staring out at California. It held everything she wanted in this life. Cassette tapes in the deck, so tired of living in slow motion. The answer's always short, 1,000 miles. Well, I know one thing, girls, they tidal wave.
If you try to lock her down, she'll take the fire escape. She said, please send pictures of home. Checking when I was feeding. 'Cause I was born for life on the road. There ain't no part of me that's alone. And every right thing just feels so wrong. Says, Mr. Johnston, sir, how do you like your coffee? I'm gonna own this building someday. He said, listen up, my dear, more working and less talking. This man only saw her one way. Well, I know one thing, she's a fiery ring. If you try to close the door, she'll find some glass to break. Well, she said, please send pictures of home. 'Cause I was born for life on the road. There ain't no part of me that's alone. And every right thing just feels so wrong. Please send pictures of home. She says, Daddy, I'm coming home. I just passed Walton's old cornerstone. I'm so damn tired of being alone. And every smart thing's feeling so wrong. Now, if we can lift it a little bit higher. I go hands. Why would I don't know. It's now the downstairs window, but it works. So, but but the game is. Hey now, baby, I'm moving with your vibration. Hey now, baby, got me losing my concentration. Sveiki bičiuliai, sveiki draugai. Kaip matot, veiksmas nestoja netgi kaip sninga. Beje, dar irgi kaip matėte, turime pagalbininkų. Turime draugus iš Vankuverio, kurie buvo atvykę per Kalėdas. Tai padeda su numeliu ir šiaip linksmiau, žinot, praleis paskutinės 2 savaitės, tai išlydės ir mane. Šonas vienas baigtas, 2 baigti šonai. Tai baigta šita pusė, iš tvoros pusė ir dabar darom iš laukų pusės. Kaip čia pavadinti, jo iš priekio ir yra likę tik šonas. Tai šiandien greičiausiai priekį pabaigsim ir rytoj bus baigtas šonas. Matuojam, pjaunam, taisom ir panašiai ir panašiai. 6 diena ar 7, neprisimenu, berods gal 7 diena, kaip namelį statom. Ir
Viskas yra super. Leiskit parodysiu šitą šoną, kaip yra gražiai pabaigtas. If he wants me to, I guess. Howdy, sveiki bičiuliai. 7,5 7 7,5 dienos, kaip statome namelį. Turime pabaigę grindys, sudėtas parkets, vakar įkimšom pečių ir kominą. Opa! Komins ir pečius pilna veikia. Šildom. Nes šiandien pradėsim šildyti vidų. Kauris ką tik išvažiavo paimt į Nimpaleik visos apšiltinimo ir stogo dangos medžiagų, nes šiandien turėtų atvažiuoti apie 12:30 iš Williams Lake fūra su visom prekiam. Tai išvažiavau su savo traku, gal viskas netilps, reikės 2 reisus daryti, bet šiandien pradėsim kažką iš vidaus šildyti. Ir jo, pabaigta, durys, langai, parketas. Šiandien šildyti pradedam, pečius, kamens, langai viršui. Iš laukų viskas apkalta jau, padaryta yra. Ir jep, bandom šildyti, kad ir kiaurų sienos vis dar, bet kažkiek vis tiek viršyla ir bus jaukiau, smagiau dirbt. W's in the chat, hit like and subscribe. Statybos vis dar vyksta, bet viskas jau į pabaigon. Šiaip nesitikėjau, kad viskas taip greitai vyks, nes iš pradžių buvo sakyta, kad visos tos medžiagos, stogas ir apšiltinimas iš vidaus atvyks tik už 2 savaičių, kas yra panašiai ant tų dienų, kai kai esu susiplanavęs išvažiuoti, bet iki išvykimo dar turim 10 dienų ir viskas atvyksta šiandien. Tai yra labai gera, labai geros žinios, labai gera yra viskas, ane? Ir jo, stay tuned guys and pradedam šildyti jau dabar. Truck, a cute girl in shorts shaking her butt, drinking moonshine till the sun comes up. Well, I think I might just throw up. 9 namo statymo diena. Šiandien ryte turėjo -32. Buvo šiek tiek šaltoka, bet kai judesys vyksta, tai tikrai nėra šalta. Buvo visas apšalęs, barzda, plaukus. Atrodo, kad snieguoliai šikną valgiau. O kalbant apie darbus, tai vakar apšildinom visą 1 aukštą.
Šiandien pradėsim dailylentes dėt, lentas kažkokias, Kauris parsiveš iš Breisis fermos popierium. Pirmą popierių apdengsim, kaip darėme iš išorės, taip darysim ir iš vidaus, tai popierius truputį kažkoks kitoks. Apklausim taip, pradėsim lentas dėt, apsaugosim pečių, metalą uždėsim aplinkui ir po apačią. Ir viršus dar truputį nepabaigtas, nes reikia ant kampų ten tokius uždėti, dar tokias lentas. Tai ką dabar kimam į darbus ir darom. Put on my lipstick, lace up my boots. This ain't no picnic, got things to do. I'm tired of smiling and playing along. I ain't just another country girl and this ain't just... Pokšti ir kampai supjauti. Turėjom atliekamų tokių kampukų, kur tiesiog nuo apdailos iš lauko. Tai dar šitas viršus nėra pabaigtas. Dar keletą lentų reikia uždėti iki stogo, kaip šitoj pusėj. Bet maždaug prisimatuojam, kad lygiai būtų. Tai šitas bus čionais, tas ten, tas ten, tas ten. Einam pasiimti vinių šautuvą, nes užmiršom. Babe, this thing ain't working out. I think we need a new direction. You're at home in this small town and I'm just feeling fenced in. No need to complicate it, it just goes that way sometimes. This is your place, I'll find mine. You take the house, I'll take the car. I'm leaving town, I'm going far away from here. I don't care what no one's got to say. You go your way, I'll take the highway. I've had this dream of leaving now. I think it's time that it came true. Garbage all over the driveway. Find myself on the open road, well, what have I got to lose? Let the mountains, hills, and valleys grab my heart and take the lead. I hate losing you, but I gotta find me. So you take the house, I'll take the car. I'm leaving town, I'm going far away from here. I don't care what no one's got to say. You go your way, I'll take the highway. Sveiki visi, bičiulia! Yra 11 ar 12 diena, kaip statom namelį. Tai visas saidingas, visi šonai yra pabaigti, apkalti lentom, apkalti ir langai, pastatyti laiptai. Atsiprašau, nieko nefilmavau, nes vietos visiškai nėra kampe, jau beveik visos baterijos įsikrovusios. Žodžiu, visiška šikna yra su energija, su baterijom. Tai nesupykit, bet laiptai paprasti, pasižymėjom per visą ilgį, iš kiek laiptai dalinosi į gražų skaičių, gausi 12, tai 12 va čia, žinai, ir turim. 12 laiptukų. Šiti dar neprišaudyti, nes čia yra 2 ant 8 inčų, čia yra 2 ant 6, tai galvojam, kaip čia geriau daryti, bet nusprendėm su 2 ir 6, 2 ant 6 inčų daryti, tai turim dar 2 pakopas, kurias priešaudysim dabar. O šiandien ką darysim, tai turim škurkę turim ir ojojoj, alus, kiekvienam kampe alus. Ir truputį bandysim gražiai nusendint, nušlifuot. Nedaug, tik
patį paviršių, pačias dulkes nuimti ir tiesiog nieko čia stebuklingo, viskas gan greitai vyks, kad ir daug atrodo, bet viskas greitai ir viskas. Tai kimam prie darbų, aliukas šala, tai reikia gerti aliuką, turim ir kavytės, viską turim, žodžiu, ir šokam prie darbų. Oi, ką baigiam šveist, didumą čia praėjom, sakau, nieko įspūdingo, tiesiog tas dulkes nuimti ir kad biškai vis tiek švelniau, žinai, būtų. Tai niekur jokios kaukės neradau, tai net burnoj kartu nuo dulkių. Varėm pietaut, pietus ir susimatom neužilgo, jau dabar. Sveiki visi, nepasakysiu kelinta diena stato namelį, berods 12. Jo, 12. O gal ir 11, 12, 13. Nu jūs man pasakykit. Reiks peržiūrėti atidžiai visą medžiagą, žodžiu. Bet apšiltinom antro aukšto stogą. Nežinau ar girdit, bet lauke šiandien ir vakar iki 68 metrų per sekundę vėjo gūsiai, tai žiauriai didelis vėjas. Štai čia turim šitą stogą, stogo dangą. Tačiau kada stogą pradėsim dėti, tai nežinia, nes didelis vėjas ir nežinia kada baigsis. Net į telefoną atėjo pranešimai, kad žodžiu didelis vėjas ateina. Tai nenorim kilt ant stogo ir ten bandyti dėti per tokį vėją, nes nuo žopo būtų visiškai. Nupūstų žodžiu visiškai mus. O šiandien turim ketvirtadienį, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis. Ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis ir sekmadienį išvažiuoju, palieku rančą. Pavargau žiauriai nuo šitos kelionės, nuo šitų visų darbų, noriu tiesiog atsipūst. Atsipūst noriu ir noriu pailsėti, noriu Lietuvos, noriu draugų, noriu mergų, noriu... Keliausim į oro uostą, pirksim vaišes. Ką aš čia pasakoju apšė? Tai va, tokios tokelės, einam pietaut. A ne, ir viskas, nu.
Sveiki, draugai! Labas, soksai. Nežinau, kelintą dieną statymo. Visiškai pasimečiau skaičiuose dienose. Bet ką šiandien darom, tai jaunam skardą ir apdėsim aplink pečių. Jeigu klausimas kyla, ką aš čia primetu, tai tikrai aš nieko neprimetu. Čia yra apsaugos akiniai, per kuriuos visiškai nieko nematau. Bet svarbu yra apsauga akių, nors atrodo kaip vintažiniai, old schooliniai akiniai. Stiliaus akiniai. I think about you socks all of the time. Gerai, akinius reikia nusiimtis, reikia pasimatuot pirmą. O kad pasimatuot, reikia kažką matyti. O, kieno čia luskaži, oi. Oi, kieno čia lus. Tikrai nežinau, kieno čia lus iš tikrųjų, draugai. Pjaunam 4 pėdas, 4 feet, not 4 foot, 1 foot, 4 feet. Šiandien planuosi yra atnešti lovą ir sofą iš garažo ir šiandien praleisiu savo kabinoje pirmą naktį ir paskutinę naktį. Tai pasikursim pečių, apdėsim skardą, bus viskas ok ir išmiegosi ir rytoj turim paskutinę dieną. Biškai netai buvom nupjovę vieną pusę, dabar perdarėm, tikiuosi tiks. Super! Ir yra antras aukštas baigtas, dar čia vienos netos trūksta, bet šiandien įdėsim. Langai apkalti, iš lauko, iš vidaus ir liuksas. Sveiki bičiuliai, labas vakaras. Šiandien leidžiu naktį mūsų pastatytame šeke. Hatulį yra prišildyta ir šiandien turime miegmaišį, pagalvę, alaus. Turime atsinešę, kaip matėt, sofą. Paėmėm šitą sofą iš garažo ir turim čiužinį. Žiauriai prikaityta. Oi, tu savo, biškį reiks sklendį pridaryti. Ir, žodžiu, šiandien praleisim naktį, pirmą naktį, esu pirmas gyventojas, kur praleisiu naktį šiandien čionais. Rytoj mano paskutinė darbo diena, kovo 1 išvykstu iš rančos, kaip minėjau, kaip neminėjau, nežinau. Ir tai norim išmiegoti pirmą naktį, pirmas gyventojas, kaip sakau. Naujame pastate ir jop. Ale karšta. Einti, kad truputį nuo hatos gaudų, tai viskas yra čiki. Turiu galvoj, kad nepražūsim, internetas yra
vandens yra, alaus yra, čipsų yra, cigarečių yra, vandens irgi yra, sakau, čipsai, va. Visi patogumai, greičiausiai čia žinai atsineši čia, nes viršų iš visų žiauriai karšta. Nes, kaip žinot, šiluma kyla į viršų, žinai, tai viršų žiauriai karštas, sakau, 30 plius, o dabar čia pačioj, tai nežinau. Bet, čia langus daryti reikia. Ui. Labas rytas, draugai. 6 ryto. Išmiegojom super. Šiaip atšalo žiauriai greitai. Šiandien ryte gal minus 10. Tai neužmečiau malkų, tingėjau žodžiu į tą pečių, čia tai užgeso. Tai šiaip šalta, bet nebuvo šalta, turiu galvoje, žinai, tik šalta viduj, bet miegmaišiai nebuvo šalta, nežinai, Mountain Hardware. Tai žiauriai gerai išmiegojo, keliamės, einam į stobą, daromės kavos ir paskutinis šėrimas. Nebra, paskutinė mano darbo diena. Tas geri. Sveiki. Namelis yra pastatytas beveik. Ką turiu galvoj beveik? Eikime parodysiu. Ir šitaip, yra viena pusė pabaigta. Stogas yra uždėtas, visa kita ir gražu iš šitos pusės. Truputį saulė šviečia, tai gal nelabai eina matyt. Žodžiu, stogas uždėtas, bet pakilo vėjas ir nustojom darbus. Tai šita pusė nėra pabaigta dar. Atsiprašom žiūrovai, atsiprašom, bet taip jau gausi. Vėjas pakilo, kad ir lengvas toks. Jaučiasi labai lengvas, bet antram aukšte, virš stogo, ant stogo ir su tokiu metalo gabalo lengvu, tai žiauriai plevisuoja ir sunku išbūti. Jo, hebra. Nežinau, kelinta diena, 12, 13, 14. Sakyčiau, visai tikėtina, kad yra 14 arba 15. Nesu tikras, reiks paskaičiuokit ir jūs, sakau. Vakar, tai yra šiandien, vakarykštis vakaras, šiandienos rytas yra išmiegotas. Truputį buvo barzda apšalus ryte nuo kondensatų, nes lauke turėjom šiandien ryte, vakar naktį minus 20, tai truputį vis tiek šlapia mediena, kažkur labiau sniego, tai buvo visur kondensatas užsidėjęs, bet nieko, per laiką išsigaruos. O šiaip tai jo, įdėjom spyną, viskas yra veik, žinai, užsirakina iš vidaus, bom, apkalti langai iš lauko, iš vidaus, tik reikia dar langus nuvalyti. Čia gal dar netolimoje ateityje nužievinti reikia bymus. O šiaip jo, čia irgi biškį reikia su peiliu nugramdyti žievę. Tai nerašykite į komentarus, kokį čia statybę reikia, nieko iš jų nežinot. Reikia čia žievę nulup dar. Žiauriai prastas projektas. Čia bus dar irgi įdedamos grindys, kažkokios balkės eis, kad laikytų grindis, nes matot, tiesiog išpjūva tokią. Nes nežinojom, koks pečius bus tiksliai dar tuo metu. Tai kad daugiau pasilikom vietos, žodžiu. Toks projekčiukas, kaip matyt, viską nuo pamatų iki pabaigos, iki stogo virš galvos. Esu gan excited. Sakyčiau, pririnkau kažkokios patirties, gan daug patirties, nes visiškai nieko nežinojau, kaip pastatyti namą. Dabar su tam tikra darbo eiga, su žmonių eiga, su draugų eiga, manau, visai sugebėčiau pastatyti tokį. Tikrai sugebėčiau.
truputį video medžiagos apžiūrėti, kaip ką daryti ir manau tikrai sugebėčiau. Nenoriu aš čia girtis, sakau gal sugebėčiau, nesu tikras, supranti, nesu tikras. O šiaip, jeigu kažkam kyla klausimas, kiek yra 16 ant 16 pėdų paversti į metrais, tai yra 4 metrai 8 ar 9, žodžiu, beveik 5 metrai. Turime 5 metrus, 5 metrus, 5 metrus ir 5 metrus. Tai kvadratas 5 ant 5 galima sakyti, ten kažkas 4,9 metrų su centais. Tai jo, sakykim, projektas pabaigtas. Mano akim pabaigtas, reikia tik slogą uždėti, kurį uždėjęs jau Kauris su savo pagalba, nebe mano. Ir jo, greičiausiai, nesu tikras, bet greičiausiai yra paskutinis mano Kanados video. Tai, I don't know, nežinau. Rytoj išvykstu, varau į Čilivaką, pažvėjosim, nes dabar, kiek žinau, steelheadų sezonas yra. Pažvėjosim, supirksim lauktuvės draugam ir tėvam ir šeimynai. Ir laukia skrydis, susimatom Lietuvoje su naujais iššūkiais, su naujais epizodais, žvybos epizodais. Ir jo, čiau. Ačiū, kad buvot. Such a mystery. Keep coming down, I don't know about you, baby. I see you sudden in the world's of fate. Heat of the summer over desert